Labas rytelis, šiandien judam iš Lilleheimerio į Geirangerį. Geirangeris, pati gražiausia pasaulyje vieta, nu, ta prasme, Norvegijai. Būna taip, žinokit, kad reikia persirinkti marškinius, už tai, kad tu juos apsitaškai valgant pusryčių su arbūzu, bet atsinešiau naujus marškinius ir apsitaškiau su kava. Nu, tu priat, kaip manęs įsteka. Aš neturiu jau tiek marškinių švarių, kad galėčiau tiek taškyti visko. Tiesiog nešiau vieną ranką marškinius, kitoje kavą į nulašėją. Ir dar vienas blogas dalykas, dirbant šitą darbą, žinokit, auga svoris ne dienom, bet valandom. Pasižiūrėkit, pas mane jau atsirado šitas pagurklys. Pilvas jau atsirado, žinot, dėl ko? Dėl to, kad visi neša, visi maitina, visi šitą duoda visokių saldainių, šokoladų, sausainių. 3 kartus per dieną šiaip valgai visokį maistą. Nu, žodžiu, aš jau jaučiu, kad jau į +5 pas mane. Nors dar tik šiandien, kelinta diena, kai dirbo. O Jėzus, 6 ar 7. O tau ir darbas. Jėzu, va Jėzus. Taip noriu aš įdirbti, bet antsvariu jisai žiauriai labai blogas, nes jaučiu net ant pilvo, jau 3 rinkės susidėjo. Siaubelis. Nu tai va. Tarp kitko, Norvegija ištiko tropiniai karščiai. Taip karšta, kad net viešbutį neturėjo kondicionierių. Tai visi ėjo mūsiškiai žmonės, kurie, nu, tie amerikiečiai prašyti, bent jau sako, fenus duokit, kad pasistatyt kambarį, kad pūstų. Sako, nebeturim net fenų. Megojau su atidarytų langų, tas atidarytas langas, nieko jisai ten to kambario nepavėdino, bet esmė, kad nuo 5 ryto paukščiai, ten pradėjo, ar jie muštis, ar kas ten atsitiko. Blemba, galvoju, nu kokie įkyrus tie paukščiai, bet galvoju, ai, turbūt čia man taip atrodo, nes aš esu, nu, tokia biškai, žinot, biškai kas ir man jau iš karto jau tenai jautriai reaguoju, ten tipo, nu, kodėl čia kvaksia, nu, kodėl čia cypia. Ateinu valgyti pusryčių, pasiimti kavos, su kuria tarp kitko apsilašinau, va, bet užsidės lemenė, nesimatys, nu, ką daryti, nukrito lašelis. Nu, tai žodžiu, ateinu pasiimti kavos, valgo maniškai visi amerikiečiai ir visi tą patį sako, pizdėt, sako, kaip karšta buvo miegot, langas atidarytas, sako, nieko nepadeda. Ir dar tie paukščiai sako, pypu. Viena mergaitė sako, nu, ne mergaitė, moteriškė, nu, bet mergaitė. Sako, aš myliu paukščius, bet ne tada, kai miegu. Aš gavau blemba, kažkas ne man vienai ten jie, bet jie taip įkyriai, tai, nu, ne taip, kad, žinai, kai būna paukščiai taip gražiai, jie ten čiulba nuo pačio ryto ten. O šitie tai grinai, kaip būtų kaip susimušusios katės, žinai. Tai va, rytas prasideda, bet aš jaučiuosi įsimegojus, tik tai jaučiuosi labai žiauriai pasparėjus. Nebetelpu šiandien, net į kelnes, niekur netelpu. Žodžiu, buvo kelnes laisvas, o dabar jau net diržo nereikia, jau dabar nebekrenta. Eik tu nafik, va čia va tokie, žinai, užsidėjo, va tokie va, čia ir čia va, patsulka. Bože, kai greitai, savaitę laiko paėdi bele kokius šudus ir iškadau. Nu, ir viskas. Važiuoju į viešbutį, nes autobusas stovėjo toliau nuo viešbučio. Važiuoju prie viešbučio, nes ten nėra net kur sustoti. Tiesiog stoji ant šaligatvio, ant kelio. Susirinksiu visų berniukų ir mergaičių lagaminus. Jėzus net į lemenę netelpu. Reikia važiuoti į skausą, sakyti, duokit man antram turui didesnių drabužius, nes nebetelpu. Tai va, nu ką, šitas marškinius jau pakrikštėjom su arbūzu, reikia pakavoti. Ir viskas, persirengiau autobusą, dėl to, kad buvo mano visi marškiniai, viskas apačioje bagažiniai. Jeigu sakysite, kad rodau Lilleheimerių papus, tai laižiūri, negi gaila, ne? Nu, Lilleheimeris nusipelnė irgi mano papų, ne vien tik lietuviai. Sustojom trumpai per trukėliai Otoj, o mes taip sakom, Ota, norvegai sako Uta. Labai graži vieta, dabar mes važiuojam į kalnus. Ten tolyn į Geirangerį, ten bus dar gražiau ir gražiau. Ten prasitampyti išlimpau kojas, nes kai sėdi, užstingsti viskas sustingsta. Reikia biškutėlį pajudinti. Blemba, iš viso, iš tikrųjų, dirbant tokį darbą kaip vairuotojų, reikia sportuoti, reikia judėti, reikia tampyti savo kūną, o ne alkoholį vartoti ir paskui vėl sėdėti ir vėl miegoti, ir vėl sėdėti ir vėl miegoti. Reikia keisti savo gyvenimo būdą. Niek nebus.
Čia turėsime pietus. Pirmą kartą per šitą visą kelionę valgysim visi kartu pietus, nes included. Dabar visą grupę einame per gražų miestelį į toj perjungą. Ai, kai gražu. Ai, kai gražu. Oh my god, žinokit, šitas Lom miestelis vertas dėmesio. Siūlau visiems atvažiuoti bent jau vieną kartą dėl to, kad jie turi savo Stavširkę, turi upę labai gražią, turi visokių daug gerų dalykų, ką galima pamatyti, pajausti, pakvepuoti. Kai gražu. Hello! Mes einam dabar susipažinti su vietiniu alumi, nes tik tai šitas miestelis gamina vietinį alų, kuris yra, sakė gidas, nerealaus skonio ir visi privalo jį paragauti arba nusipirkti bent jau po butelį. Ir nors kadaise esu šio buvus, bet vis tiek, čia žinokit, taip gražu, tie kalnai, tie namai, viskas, o dar kažkaip niekad nebūčiau pagalvojus, kad vidury Norvegijos gali būti šitaip karšta. Sakau, Norvegija ištiko tropiniai karščiai, nes čia kalnuose niekada tokio oro nebūdavo. Šią savaitę kažkokia nereali savaitė. Vakit, pažiūrėkit, kiek keliautojų. Čia pagrindė vien turistai. Jaučiu žiemą čia labai tuščia ir labai kaip Palangoj nieko nėra. Bet vasarą tai atėjom. Mano grupė, mano fainas gidas, Luisas, kuris manim rūpinasi labiau negu aš pati savim. Eisim valgyti tenai į tą viešbutį, barą, restoraną. O dabar einam ieškoti alaus vietinio. Jaučiu bus ten. Oi, kaip viskas autentiška, kaip gražu, kaip, dievuliau. Nu tikrai nuostabu. Pažiūrėkit kokie vaizdai, pažiūrėkit kokie vaizdai į mane. Juokauju. Štai atėjome į vietinę parduotuvę, kurioje prekiauja, kaip ir sakiau, vietinis alus, kurį galima rasti tik tai išskirtinai čia, būtent va, tik aš žinokit, nežinau, kurį imti dabar. Norėčiau kažkurį pasimti, nusipirkti, bet nežinau, kuris yra geriausias. Bjork, Mjūdur ir visokie. O čia ne vien tik tai, žinokit, alus yra, čia galima rasti su vietiniu sūriu, dešryčių, norvegiškas žymus rudasis sūris. Jeigu nesat gyvenime ragavę, tai aš galiu atvežti į Lietuvą ir atvažiuokit pas mane paragauti labai į kitokio skonio, negu kad Lietuvoje yra visi kiti sūriai. Oi, visokių žuvies, vytintos. Pažiūrėkit, reindeer, tai reiškia čia, reindeer tai man atrodo yra šitos stirnos, ne? Paskui turi būti jortepolis, net nežinau, ką reiškia jortepolis, tikrai prisipažinsiu. Elga tai briedis. O Jezus, pusę net pati nežinau, ką reiškia, reikia paklausti vertėjo išsiversti. Žodžiu, čia yra kažkas tokio, wow, vietinė parduotuvė su krūva visokiausių dalykų, šokoladai, handmade, arbatos, visokie, viskas. O Jėzus, o kas čia? Sirupai. Va, prašau. Net... Kaip ir žadėjau, pasiėmiau vietinio Lom gaminamo alaus iš 4 varpų. Niuk. O dieve, kaip gražu, negaliu. Jėzau. Va šitas, va, tai briedis. Jo, briedis. Elga briedis. Nes aš patybiškai nelabai orientuojuos dar. Prašau, va, jeigu norite... Briedžio burgeriai parsidavinėja čia. Šiandien pietum lašiša su daržovėm. Mat taip atrodo. Paragavai. Niam.
Labai skanu. Čia bažnyčioje laikydavo nusikaltėlius, įkalintus vietoj kalėjimo. Čia galėjo būti jūsų reklama. Nu ką, prasideda maisto koma, važiuojam, pasižiūrim, ką turim. Visokios krevetės, austrės, lašišos visokių rūšių, mišrainės. O iš viešbučio išėjus pasitinka mus kriokliai. Bėga vandenukas smagiai ir čia girdžiu šniokščia. Gal čia kažkas įsioja, bet labai jau garsiai šniokščia. Eisiu tvarkyti šitą gražuolį, o paskui pasivaikščioti. Einam pasižiūrėsim, kas čia taip šniokščia. Taigi upė teka, ta šaltoji, kur įkišau rankas ir užšalo.